Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną mes turėsime spalio mėnesio prognozę. Ir prieš pradedant, kaip visada, noriu priminti, kad mano prognozes reikėtų žiūrėti pagal Saulės poziciją, Mėnulio poziciją ir ascendento poziciją. Daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Taipogi noriu priminti, kad kanale jau yra patalpintos 2 prognozės 2025 metams. Tai yra, kokie pokyčiai laukia jūsų kinų zodiako ženklui bei įprastiems zodiako ženklams. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti. Na ir greitų metu jau išeis prognozės detalios atskiros kiekvienam zodiako ženklui nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Aptarsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų prognozių. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašų su tais, kam ši prognozė būtų svarbi. Tai kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos, įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi pasižiūrėti, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Žuvis, pažiūrėkime, kas laukia jūsų spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims spalio antrąją savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims spalio ketvirtąją savaitę. Bei vienas patarimas žuvims spalio mėnesiui. Ką visata nori pasakyti žuvims apie jų spalio mėnesį. Na kągi žuvis, pažiūrėkime, kas jūsų laukia pirmąją spalio savaitę. Ir jūs pradedate spalį su taurių devynetu, puikiai džiaugsmo korta. Jūs turite kažkokią tai priežastį džiaugtis, kai galite paplekšnoti save per petį, kad šaunuolis, šaunuolė, tu tai padarėjai, tu to pasiekėjai. Na, jūs jaučiatės, kad jūs pasiekėte labai labai daug, taip, arba yra apskritai kažkokia tai maloni situacija, kurią jūs galite džiaugtis. Ir jums taipogi iškrito pirmąją savaitę didysis arkanas mirtis, kuris rodo transformacijas jūsų gyvenime. Dažniausiai tai yra fizinės transformacijos, kažkokie tai stiprus pasikeitimai, kurie aišku ir transformuoja mūsų kasdienybę, mūsų galbūt kažkokias tai vertybės, įsitikinimus, bet viskas vyksta dėl to, kad keičiasi mūsų aplinkoje kažkas tai taip. Ir dažniausiai tai būna, sakykime, išeina žmogus į pensiją, transformacija gyvenimo taip, arba pradeda dirbti, pirmasis darbas, transformacija, pabaigia mokyklą, eina studijuoti, transformacija. Gimsta vaikelis, transformacija. Na, va tokie vat gyvenimo pokyčiai, taip, išsiskiria su kažkokiu tai žmogumi, transformacija, palieka darbą, eina, pavyzdžiui, visiškai naują veiklą, irgi transformacija. Bet jūs tą transformaciją jūs labai džiaugsitės, aš kiek suprantu, nes jums čia iškrito, na, didžiulio džiaugsmo korta, pagaliau jūs jausitės, kad pagaliau aš tai padariau, ką galbūt aš pati labai seniai norėjau padaryti, taip. Tai gali būti, kad net ne gyvenimas padarys taip, kad ateis ta transformacija, o jūs patys imsitės veiksmų, kad padarytumėte tą transformaciją savo gyvenime, taip. Ir dar jums iškrito monetų dvejetas, tai gali būti, kad arba jums reikėjo laviruoti tarp dviejų sferų gyvenimo visada, na pavyzdžiui, darbas ir studijos, taip, keletą svarbių veiklų turėjote. Arba jūs labai susifokusuosite į pajamų ir išlaidų skaičiavimą, bet tai jums,
tas detalus skaičiavimas nesutrukdys jausti va tokį didžiulį pasitenkinimą, taip. Nebus problemų dėl pinigų, ta prasme jūsų vidinė būsena bus puiki. Tai tiesiog gali būti, kad atlikinėsite analizę, nes elementariai kažkas keičiasi jūsų gyvenime ir jūs apmastote, analizuojate, skaičiuojate, kaip čia ką toliau reikės daryti. Tai, bet jūs labai džiaugiatės tuo naujų gyvenimo etapu, kuris jūsų laukia, taip. Na ir tuomet antroji savaitė jums iškrito taurių riteris, kuris rodo įsibėgėjimą asmeniniuose santykiuose, palipėjimą aukštesnių laiptelių į viršų, taip, net jeigu ir turite ilgą laiką santykius, tai jie kažkokiu būdu vis tiek palipės į aukštesnį lygį, jeigu nauji santykiai, tai tiesiog daug laiko su šiuo žmogumi, pasimatymai, taip, susitikimai ir taipogi puikiai korta kūrybiniams dalykams, kūrybiniai jūsų projektai gali įsibėgėti, taip, čia labai kūrybinga korta. Ir kas mums iškrito prie to riterio, mums iškrito vyras ir moteris. Monetų karalius ir taurių dama. Tai jeigu jūs esate moteris, tai jūs būsite ši taurių dama. Jeigu jūs esate vyras, tai reiškia, kad šalia savęs turėsite taurių damą. Taip, apskritai, jeigu pagal stichijas, tai čia vyrukas gali būti jautis, ožiaragis, mergelė, bet nebūtinai, o moteris, žuvis, skorpionas arba vėžys, bet irgi nebūtinai. Tai jūs turėsite bet kokiu atveju, net jeigu jūs neturite santykių ir niekas niekur jūsų nekvies, tai gali būti, kad šitų žmonių tandemas bus puikus būtent kūrybiniuose projektuose. Arba tai gali būti jūsų mama, tėtis, senelis, senelė, šiaip jums artima pora, kuri gali atnešti jums kažkokią džiugę žinią, nes šitas riteris taipogi atneša mums labai džiugę žinias irgi, tai galbūt kažkas susiję būtent su jų gyvenimu jūs pasieks, taip. Bet greičiausiai tai bus, kad santykiai su šiuo žmogumi pas jūs pakils į naują lygį arba tiesiog antra savaitė bus pilna romantinių įvykių. Tai bus jūsų pagrindinis dalykas, kas vyks antrąją savaitę. Trečioji savaitė. Jums vėlgi iškrenta vyras ir moteris. Tai yra jau šį kartą kardų karalius ir žynė. Ir šie abu žmonės yra tokie, kurie bando viens kitą labai išanalizuoti, sužinoti viens kito paslaptis, galbūt net pasižiūrėti viens kito socialinius tinklus, pasižiūrėti, kas ten vyksta, su kuo tas žmogus bendrauja, kokie jo hobiai. Toks jausmas, kad čia galbūt ir nauja meilė pas jūs, taip. Ir trečią savaitę jūs vėl domėsitės, bandysite sužinoti viens apie kitą daug kažkokių tai žinių ir pasižiūrėkite, netgi iškrenta jums lazdų valetas ir, detektyvo korta, taip, jūs bandote viens apie kitą kažką tai sužinoti vis daugiau ir daugiau, bet taipogi valetai pas mus yra atsakingi už vaikus ir pagyvenusius žmonės, kuriems reikia pagalbos. Tai gali būti šiaip čia visa šeima, galbūt kažkuris iš jūsų jau turi vaiką, taip, arba čia tiesiog esate jūs su savo vyru, žmona ir vaiku ir kažkokie įvykiai suksis trečią savaitę aplink jūsų šeimą, taip. Arba reikės būtent jums kartu rūpintis kažkieno iš jūsų tėveliu ar mamyte, taip, kurie yra jau pagyvenę, pavyzdžiui. Bet visos šios trys kortos yra apie paslaptis, kažką užslėpto ir bandymą išsiaiškinti daugiau. Ir apskritai žynė yra moteris, kuri parodo, kad paslaptis, jeigu tokių buvo, jos bus atskleistos. Tai galite sužinoti kažką svarbaus trečiąją savaitę ir taipogi vadovaukite savo intuiciją, nes žynė rodo, kad yra didžiulė intuicija. O jeigu apie profesijas, tai galbūt jums reikės pasikreipti tokių profesijų atstovus, tai gali būti pagal žynę, tai gali būti ezoteriniais dalykais užsiemanti moteris, o pagal kardų karalių tai gali būti žmogus susijęs su teisiniais reikalais, komunikacija, pavyzdžiui, vertėjas, teisininkas, notaras.
žurnalistas, rašytojas, viskas, kas susijęs su komunikacija, kalba, taip, rašytinė, sakytinė. Tai vat, jeigu būtent neturėsite jokio įvykio tarp savo antrosios pusės ir savęs arba tarp tėvelių, tai gali būti dar tokių įvairių profesijų atstovai. Na ir šitas valetas taipogi yra puikus būtent pirmiesiam žingsniam, kurie susiję su fiziniais veiksmais. Tai pirmieji žingsniai ir fizinės veiklos, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, pradedate eiti į sporto klubą. Super. Nusprendžiate kažką tais pakeisti savo namuose, pavyzdžiui, ištapetuoti iš naujo, taip, ar tai baldus pakeisti. Tai pirmieji tie žingsniai, pradžios, puiku, super, žingsnis po žingsnio jūs tai padarysite, taip. Pradedate užsiiminėti kažkaip tais gerinti savo sveikatą kažkokiais tai būdais. Irgi puiku. Pradedate eiti į vairavimo pamokėlės. Irgi puiku. Visos tokios veiklos, tai gali būti, kad jūs kažką tokio pradėsite 3 savaitę ir šitie 2 žmonės, tarp kitko, gali būti jūsų mokytojai. Nes tiek ši moteris turi labai daug patirties ir žinių, kurią gali pasidalinti, tiek šitas kardų karalius puikus būtent kalbėjime, žinių perteikime, taip, tai gali būti, kad užsimsite kažkokiais tai naujais mokslais ir turėsite būtent šios 2 žmonės kaip savo mokytojus. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs prasideda su kardų dvejetu, nežinote kažkokios abejonės, baimės, nežinote ką pasirinkti, ar iš vis eiti ten ar neiti, kažkoksai toksai pasimetimas. Ir šalia jums iškrito taurių valetas. Taurių valetas, vėlgi, valetai yra, vaikai arba pagyvenę žmonės, kaip jau sakiau. Tai baimės gali būti susijusios su vaikais ar pagyvenusiais žmonėmis. Jeigu ne, tai čia toks kūrybinis kažkoksai tai užsidegimas pas jūs gali ateiti paskutinėje savaitę. Mes galime elgtis pagal šią kortą kaip vaikai vandens ženklo, tai yra labai svajingi būtina. Ir aišku, jeigu čia pas jūs meilė, seilė, tai pas jūs gali būti labai tokia svajinga nuotaika visada, galite šypsotis, galvoti, kaip čia jums nuskilo, koks gyvenimas gražus, net jeigu ir yra kažkokių tais abejonių ar nežinojimų, ar baimė gal bristi pilnai į tos santykius, taip, bet pas jūs tokia nuotaika puikiai gali būti. Ir aišku, jeigu esate kūrybinga siela, tai puikiai ta 4 savaitė kūrybiniam darbam, galite tikrai kažką tais labai gražaus sukurti. Ir tuomet pas jūs iškrenta kardų ketvertas. Kardų ketvertas yra korta, kuri rodo, kad reikia pailsėti, atsigauti, pakvėpuoti, pamedituoti, skirti laiko savo vienumoje ir nuspręsti, ko jūs iš tiesų norite. Tai būtent jūs nežinote, ko jūs norite, eiti ten, ar iš vis neiti. Tai kad jūs įsiaiškintumėt pilnai, ką jums daryti toliau, jūs turite skirti laiko savo vienumoje, atsisėsti ir pagalvoti, ko iš tiesų norite. Ir jūs rasite tą atsakymą ir būtent galbūt jums netiesiog reikia skirti laiko savo vienumoje ir sėdėti nieko nedaryti, o užsiimti kažkokią tais kūrybinę veiklą. Ir tai jums gali labai padėti, ypatingai kadangi jūs esate žuvis, vandens ženklas, o čia yra taurių stichija, vandens, taip. Tai jūs turite būti labai kūrybingi ir pasistengkite įsivaizduoti vieną scenarijų, antrą, pajausti savo jausmus, kur jausmai pozityvus, kur negatyvus. Eikite tuo keliu, kur tie jausmai yra pozityvus, taip. Galbūt užsiimkite tapybą, nerkite vašeliu, dainuokite, mąstykite, kurkite kažkokius tai poemas, eilėraščius, viską, kas jums padėtų, bet kokia kūryba, kur jums padėtų nuspręsti vis dėlto, ko jūs iš tiesų norite. Taip, tiesiog tokią terapiją pasidarykite paskutinę savaitę. Ir jūs nepatikėsite, bet jums patarimui iškrito įsimylėjėlių korta. Vėlgi poros korta ir čia parašyta, ar tai padarysi ar ne. Pasirinkimas yra tavo rankose. Tai būtent įsimylėjėliai yra ta korta, kur dažnai reikia rinktis tarp 2 variantų. Būti ar nebūti, eiti ar neiti. Bet jeigu jūs neturite jokių pasirinkimų savo gyvenime, tai
įsimylėliai tiesiog rodo, kad, pabūkite su jums artimai žmonėmis, svarbiai žmonėmis, mylimai žmonėmis, pasipasakokite jiems taip. Jie jūsų išklausys, paguos ir jums gali būti, bus net kaip toks psichologijos seansas ir jūs tiesiog viską išsakysite ir galiausiai tas žmogus galbūt jums ir sujungs visus taškus į vieną bendrą ir jūs kartu galėsite nuspręsti, ko iš tiesų jūs norite. Taip. Tai nepamirškite žmonių, artimųjų, mylimųjų, kurie jums gali padėti išsiaiškinti. Ir aišku, kiek suprantu, pagal patarimą įsimylėliai vis dėlto tai kaip ir reikėtų bristi į tuos santykius. Taip, jeigu jūs jaučiate, kad juose yra viskas gerai, jūs neturite vidinio jausmo, kuris jums sakytų kažką priešingo, tai drąsiai pasimėgaukite spalio mėnesio siunčiamą romantinę dovaną jums. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės spalio mėnesį, pasimėgaukite ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate.